Sveiki gyvi, brangus kolegos. Norėjau pasigirti, kad visai nesenai įvykdžiau vieną iš paskutinių kontrolinių reference scanų, kad galima būtų sulyginti paskutinių naujausių, beveik visų, dvi trūksta naujausių intraoralinių skenerių skenavimus ir sulyginti juos su laboratoriniais ir intraoraliniais skeneriais. Dar spėjau šį bei tą gerą nuveikti prieš išvykdamas šiek tiek į kelionę. Ir ką? Panašu, kad neužilgo galima bus pradėti leisti listus ir reitinguoti tiek laboratorinius, tiek intraoralinius skenerius. Panašu, kad jau turėsiu tikrai labai nemažą kiekį pagrindinių rinkoje intraoralinių ir laboratorinių skenerių. Tai yra 3D laboratoriniai skeneriai naudojami dantų technikų laboratorijose ir intraoraliniai skeneriai naudojami klinikose. Vice versa, aišku, būna visai. Bet manau, kad iš tiesų netgi tai, kad kviečia į kažkokius barus. Netgi manau, kad dabar yra pasirodžiusi daug naujų skenerių, tai kol kas neturiu tik tais Prime Scan 2 ir Shining 3D Elite scanerių, kitaip IOS-PG, ten, kur yra sumažyta intraoralinis skenavimas su fotogrametriniu. Bet manau, kad ir tuos skenavimus šių metų eigoje keletas mėnesių bėgyje gausiu. Taigi sekite, laukite daugiau naujienų. Jeigu pavyks susitarti su vietiniais kolegomis čia, tai dar nuvarysiu aplankysiu keletą savo bičiulių ir pažiūrėsiu, ką gero šitoj tolimoj šaly. Odontologijos ir technikistės srityje gero skaitmenoje veikia mūsų kolegos. Iki.